Alaskan. Žvejo apranga šaltam ir labai šaltam orui. Alaskan. Naujiena Lietuvoje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Laukia nei ruduo, nei žiema ir toks oras nepalieka daug pasirinkimų, ką žvejui žvejoti. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje pasakojimas apie dar vieną apsisukusį laiko ratą. Nė nespėjome apsidairyti, kai į akis vėl žvelgia žiema ir sulig pirmom kalendoriniam jos dienom sugrįžęs vėgėlių žūklės sezonas. Sėkmingas jis bus ar ne priklauso nuo daugybės faktorių, tačiau delsti taip pat nėra kada. Netrukus įsigalios vėgėlių žūklės draudimas ir Nemuno srovėje jų gaudyti nebegalėsime. Sužvejojame žuvį ar nesužvejojam, tačiau dar vėgėlių sezonas žūklės tęsiasi. Dar iki gruodžio 15 dienos galima žvejoti vėgėlę ir galbūt ateis toks momentas, kai tiesiog didelė masė vėgėlių pakils aukštyn Nemunu ir galbūt tas kibimas bus gerokai geresnis, gal ne šiandien, rytoj, po kelių dienų. Apie tai, kur spėjome pabuvoti ir ką sugavome praėjusią savaitę, apie dar vieną ilgą, šaltą ir tamsią naktį prie Nemuno krantų vėgėlės kibimo belaukiant, papasakosime laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. Čia laida apie žūklę. Kiekvienas save gerbintis žvejas jaučia pareigą bent vieną kartą per metus vėlyvą rudenį atvažiuoti čia prie Nemuno, praleisti vieną šaltą rudenišką naktį, laukiant ypatingos žuvies kibimo. Na ir žinoma, kalbėsime ne apie ką kitą, o apie vėgėlę. Ir kaip sekėsi mūsų komandai ją žvejoti, papasakosime šioje laidoje. Tema, kuri meškeriotojų tarpe tampa labai svarbi, vos tik Nemune, kaip reikiant atšąla vanduo, vėgėlių žūklė ir viskas, kas sukasi aplink ją. Tai lyg savotiškas atskaitos taškas, kuriam praėjus teoriškai uždaromas atviro vandens sezonas ežeruose ir upėse, bei laukiama ledo. Tikėdamiesi sugauti marmuro raštais pasipuošusią žuvį, žvejai iš visos Lietuvos lekia į Nemuno žemupį ir tie garsieji plotai, prasidedantys maždaug ties Jurbarku ir besitęsiantys 10 kilometrų žemyn upe, tampa ypatinga vėgėlių žūklės zona. Visi skuba rasti tas pačias geriausias legendomis apipintas dambas, visi ieško rakto į geidžiamo žuvies skrandį. Skubėjimas pateisinamas nesunkiai. Nuo to momento, kai stoja tinkamos gamtos sąlygos, iki vėgėlių žūklės draudimo pradžios laiko dažniausiai nebūna daug. Tad žiopsoti nėra kada. Nežiopsome ir mes. Esame ties Viešvele, džiaugiamės fantastiniu žiemos vaizdu ir ruošiamės nakčiai. Galbūt mums ir vėl pasiseks. Tas pereinamasis laikotarpis iš tikrojo to meteorologinio rudens į meteorologinę žiemą visuomet yra sunku žvejams, nes sąlygos keičiasi, viskas keičiasi, kažką sužvejoti tampa gana sudėtinga, reikia ieškoti kažkokių tai ypatingų žvejybų, tai yra ir vilkiavimas lašišų jūroje, ir menkė žvejyba jūroje, ir visos kitos žūklės, jos visos labai ekstremalios, galbūt mes savo laidoje visą tai jau kažkiek apžvelgėme ir norėtųsi tokį momentą apžvelgti kaip vėgėlių žūklę Nemuno žemupyje, nes vėgėlės dabar kyla neršti ir dar iki gruodžio 15 dienos galima jie žvejoti, po to įsigalioja draudimas, jau viskas, leiskime joms išneršti, tegu jos neršti, tegu dauginasi, tegu jų daugėja, nes vis tik anksčiau, prieš 10-15 metų jų buvo gerokai daugiau, dėl įvairių sąlygų jų dabar stipriai sumažėja ir sugavimai labai sumažėja, tačiau vis tik vieną kitą vėgėlę galima sužvejoti, žinoma, tam teisingai pasiruošus, atvažiavus, radus teisingą tuščią dambą, radus teisingą vandenį, bet vis tik ta vėgėlė yra gana paslaptinga žuvis ir ją žvejoti yra ne taip paprasta, nes kalbant apie sąlygas, apie žvejybos sąlygas, tai yra galbūt pačios ekstremaliausios sąlygos, nes naktį gali būti ir iki 10 laipsnių šalčio, tai reikia sėdėti, reikia stebėti meškeres, reikia permetinėti, reikia kentėti visas tas problemas, žvejiškas bėdas, tai yra šaltis, tai yra drėgmė, bet žuviai, vėgėliai, toks oras patinka, tokios sąlygos patinka, todėl reikia prisitaikyti ir jeigu jau nusiteiksime tam reikalą,
atvažiuosime, tai žinoma galima vieną kitą jų sužvejoti. Tikėtis kažkokiu tai labai įspūdingų, didelių laimikių be abejo čia neverta, nes vis tik, kaip sakiau, tų vėgėlių yra gerokai sumažėję, jos atplaukia čia neršti, pagaukime tą vėgėlę, ištraukime, pasidžiaukime, paleiskime, tegu jį išneršia ir galbūt po kelių metų, jeigu visi taip elgsimės, galbūt jų gerokai padaugės ir tas mūsų sezonas, vėgėlių žūklės sezonas, taps, kažkokiu tai labiau sėkmingu. O dabar turime tą, ką turime, artėja vakaras, laukiame to momento, kuomet jau prasidės pirmieji vėgėlių kibimai. Kas šįsyk tikrai nustebino visą mūsų komandą? Daugybė laisvų dambų, kuriuose nesutikome nė gyvos dvasios ir tik vienoje kitoje pašnekinome meškeriotojus. Kibimais niekas nesigiria, nors geroje kibioje damboje draugai pakeitė draugus, vandenyje mirksta įvairiausi masalai, o vėgėlės nekimba. Tai žinoma, neramino iškart. Juolab ir interneto platybėse, įvairiose Facebooko grupėse ar forumuose nuotaikos panašios. Bet kokiu atveju, mus dominusią dambą džiaugiamės radę tuščią ir kartais tai reiškia labai daug. Vėgėlių sezonui prasidėjus, tiek daug laisvų žūklės vietų prie Nemuno matėme pirmą kartą. Galbūt svarbiausias momentas vėgėlių žūklėje tai atvažiavus čia į potencialią žūklės vietą surasti tuščią dambą. Teisingą dambą, kurioje vanduo teisingai dirba, nes priklausomai nuo vandens lygio gali toje vietoje vieną dieną būti geras vanduo, teisingai dirbti vanduo, o kitą dieną gali būti toje vietoje arba stipri srovė, arba tiesiog, iš vis nebūti srovės, tai irgi yra blogai vėgėliai. Žodžiu, dambą radome, esame 4 meškeriotojai, po 3 meškerės užmetėme, žodžiu, kaip sako, damba pilnai jau apšaudyta. Visur yra užmesta ir toliau, ir arčiau, įvairiausi masalai. Ir dabar tik reikia sulaukti pirmojo kibimo ir daugmaž nuspręsti, ar tas masalas tinka vėgėliai ar ne. Jeigu turime kibimą, sakykime, naudojant masalui naktinius sliekus, reiškia, galbūt visas meškeris reikia permesti užvėrus naktinį slieką. Jeigu mėšlinis sliekas suveikia, reiškia mėšlinis slieka. Žodžiu, čia reikia vėlgi eksperimentuoti, čia tokia yra žūklė, regis ta vėgėlė turėtų būti visaėdė, ėsti viską, ką randa, deja, taip nėra. Analizuojant žvejų, mūsų pačių patirtį, kartais būna taip, kad vėgėlė kimba naudojant, sakykime, grūžlį, naudojant varlę vieną dieną, kitą dieną tik tai sliekas, o trečią dieną tik naktinis sliekas. Žodžiu, kažkokios tai sistemos tikrai nėra, tiesiog reikia turėti visokių masalų, užmesti toliau, arčiau ir laukti kibimų. Kada sulaukime kibimų, suprantame maždaug, kokia yra situacija, kur yra žuvis, kur jos ieškoti ir tuomet sistemingai bandome tą žuvį ten surasti. Ir viskas. Žodžiu, regis viskas paprasta, tačiau nepaprasta yra pati vėgėlė ir ji gali tiesiog nuspręsti kibti arba nekibti. Tuo labiau oras. Jeigu oras giedras, jeigu naktį šviečia mėnulis, tiesiog galime eiti ramiai gulti. O jeigu naktį oras blogas, kaip sako, kuomet oras geras žvejui, gali būti žuviai blogas, o kuomet oras geras žuviai ir žvejui gali būti nemalonu sėdėti ant kranto. Žodžiu, tikime sulaukti tokio oro, nes prognozija yra tokia, kad naktį dangus susitrauks, debesų bus daugiau, pradės snigti, pradės kristi šlapdriba. Tikimės, kad toks oras būtent bus labiausiai tinkamas vėgėliai ir tikimės, kad, bent kažką tai sužvejosime ir be abejo visą tai parodysime jums. Kągi, masalai jau mirksta vandenyje. Vėgėlėms, taip sakant, stalas nuklotas visais mums žinomais delikatesais, beliko tik laukti. Kol kas, kol lauke šviesu, trumpai apžvelgsime, kur dar praėjusią savaitę buvome, kokią žuvį sugauti pavyko. Ant sofutės tikrai negulėjome ir laimikių ieškojome įvairiausių. Galbūt pradėsime nuo to, jog pavyko išplaukti į Baltijos jūrą, kurios platybes vėl šukavome blizgėmis, bandėme suvilioti lašišą. Signalų, jog sidabrinės jūros torpedos jau kimba, girdėjome ne vieną, tačiau sekasi ne visada ir ne visiems. Nors žūklei galėjome skirti tik dieną, tačiau atsidaryti, kaip sakoma, pavyko ir gan neblogai. Sulaukėme 2 kibimo ir 1 didelę žuvį įprašėme į valtį. Nors pernai panašiu metu jau džiaugiamės kur kas geresniais sugavimo rodikliais, tačiau mūsų skaičius šiemet įtakoja vėjai. Nuo jūros gyvenantiems toliau ištaikyti reikiamą orą ir toj pat atsirasti ant vandens
kas sau gali leisti pajūrio gyventojai, nėra paprasta. Orai šiemet gan audringi ir pavelkiauti Baltijos platybėse taip dažnai kaip norėtųsi neišeina. Bet pliusas uždėtas. Lašišų Baltijoje yra ir jos pamažu kimba. Dar prieš kelias savaitės rodytoje laidoje apie trofėjinės lydekos paiešką ežeruose užsiminėme, kad ko gero teks dar kartą pliaukštelti skirtuku ir sukti antrą dublį. Kaip tarėme, taip ir padarėme. Apsiginklavę vobleriais ir kitais malkos dydžio masalais, vieną dieną skyrėme žūklei Metelio ežere. Šis didelis Dzūkijos vandens telkinys efektingo dydžio lydekas mums dovanojo ne kartą. Ir deja, kalbėti tenka tik būtuoju laiku. Ką be būtume darę, tačiau net didžiausiuose gyliuose stambiausius masalus atakavo standartinės 1,5–2,5 kg svėrė lydekos. Nors žūklę ir galėjome vadinti pavykusią, mat sugavome 3 žuvis, bet to, ko ieškojome, taip ir neradome. Nevalgo didžiosios mamulės ir daryk, ką nori. Nieko baisaus, kažkada, kažkaip mes dar tikrai jų sugausime ne vieną. Tokia buvo praėjusi mūsų savaitė ir ji dar nesibaigė. Grįžtame į Nemuno dambą, kur sulaukėme nakties ir vis dar laukiame vėgėlės kibimo. Kol kas masalais dar nesidomėjo niekas. Meškeres tikriname gan dažnai ir tai, ką ant kabliuko užveriame, tą ir randame. Tad, kol žuvys krantu mūsų nevaiko ir aplink pradeda šliaužioti dėdė miegas, tenka susigalvoti savo kitos veiklos. Žiemos naktis, gruodžio naktis labai ilga, trunka bene 16 valandų, todėl žvejui reikia sugalvoti, ką veikti. Galima snausti, galima stebėti meškeres, bet galima sugalvoti kažką tai savo skanaus pasidaryti, kažkokio tai maisto. Na, o paruošti savo bulvytės su lašinukais, su svogūnu, tai irgi yra kažkokia tai žvejybinė egzotika. Ir negana to, mes ne tik skanaujame kažkokius tai savo pasigamintus patiekalus, bet ir stebime savo meškerį kiekvieną meškerės viršūnės linktelėjimą, skambaliuko skamtelėjimą, tam, kad galėtume tuoj pat sureaguoti ir ištraukti į krantą užkibusią vėgėlę. Ta situacija, kai žuvis nevalgo, tuomet valgo žvejas, pažįstama daugeliui. Tikrai mieliau šokinėtume prie meškerių nei prie laužo, tačiau realybė kita. Kaip ir žadėjo prognozė, oras subjuro. Tai regis turėtų išeiti į gerą, bet jau bemaž 6 valandas tupėme be kibimo. Sutapimas ar ne, tačiau mūsų komandai vėgėlių kibimo kreivė per pastaruosius 3 metus leidosi tik žemyn. Štai analogišku metu 2013 metais vos per vieną naktį sugavome net 5 solidaus dydžio žuvis ir sėkmingai meškeriojome ne tik mes. Abiejose dambos pusėse įsikūrę kaimynai vėgėlės taip pat sėkmingai medžiojo didelės ir veiklos visi turėjome lik valiai. Prisiminti tokią darbinę naktį tikrai labai malonu. Poledinė vėgėlių žūklė ant Kuršių marių ledo. Tema jau visai kita, tad šį retrospektyvos epizodą praleisime. Nors norėtųsi, kad ledas čia laikytųsi ilgiau. Ešerius, tintas, vėgėlės čia gaudyti labai smagu. Tik štai gerų šalčių, tvirto bei saugaus ledo sulaukiame ne kasmet. Tad daug laiko ant Kuršių marių praleisti nepavyksta.
Tokiu pat metu pernai vėgėlių žūklėje ties Viešvile praleidome net 2 naktis. Tuomet prie meškerių nusprendėme budėti tol, kol turėsime kantrybės ir, kaip mėgsta sakyti žvejai sportininkai, kibimo tempu negalėjome pasigirti. Per vieną naktį 4 žvejų komandai pavykdavo sukrapštyti po 2 žuvis, bet ir tos kibo lyg susitarę. Per parą kabliuką apžiodavo vienas buožgalviukas ir viena kiek padoresnė vėgėlė. Sunku pasakyti, ar mums nepavyksta atsirasti reikiamoje vietoje reikiamo metu, ar nežinome kažko, ką žino kiti meškeriotojai. Kiekvieno sezono metu girdime istorijas, kad kažkur ten, vienam ar kitam taške žvejai sugavo 10, 15 ir daugiau žuvų per naktį, tačiau savo akimis to pamatyti dar netekę, nors vėgėlių žvejoti leidžiamės daugiau nei 20 metų be pertraukų. Bet kokiu atveju, metams apsisukus, vėl knieti atvažiuoti, bandyti, stengtis, nes negali žinoti, ar vėl namo važiuosi nė kibimo nematęs, ar galbūt pagaliau pavyks užtikti beprotišką vėgėlių puotą. Šiųmetėje žūklėje vis tik pasitvirtino pirmas variantas. Sulaukę ryto turėjome pripažinti pralaimėjimą. Naktį kardinaliai pasikeitė oras, išgaravo gražios žiemos peizažas, įsivyravo iš kojų verčiantis vėjas. Na kągi, visą naktį, regis, sąžiningai sėdėjome prie meškerių, stebėjome, laukėme kibimo, tačiau dėja taip jo ir nesulaukėme, nei vienos žuvies nesužvejojame. Dėja tai būna, galbūt tas oro pasikeitimas turi didelės įtakos, visgi vėgėlė tokia pati žuvis kaip ir kitos, jos labai reaguoja į staigias orų permainas, nes vakar buvo labai graži žiema, balta, na, o naktį staiga kilo vėjas, oras pabjuro, pradėjo purkšti, žinoma, toks oras galbūt vėgėlėm yra gerokai geresnis negu giedra, bet dėja oro staigus pasikeitimas, permaina matomai suveikė neigiamai kibimo atžvilgiu ir tos žuvies nėra, žuvis nekimba, nes kiek ištraukėme masalų, visi masalai buvo nepaliesti, visai jokios žuvies. Pabendravome su žvejais čia žvejojusiais vėgėlės, pašnekėjome su pasieniečiais, kurie labiausiai čia yra informuoti apie tų vėgėlių kibimą, nes jie kiekvieną naktį patikrina čia žvejojančių žvejų leidimus ir vis tik supratome, kad labai kažkokių stebuklingų laimikių kibimo čia nebūna. Žvejai sužvejoja damboje vieną, kitą vėgėlę, daugiausiai 3-4, kai kas girdėjome ir 6 sužvejojo damboje, čia ne vienas žvejas, o kompanija žvejų, bet dažniausiai vis tik žvejai lieka taip, kaip mes šį kartą su nosimi. Kai žuvis nekimba, taip kaip dabar vėgėlė nekibo, tai žvejai prisigalvoja įvairiausių istorijų, kaltinami ir žvejai verslininkai, kurie būktai užtveria vėgėlių kelius, kad jos nepraeina pro tinklus ir nepakyla neršti aukštyn Nemunu. Galbūt kiti sako, kad tos vėgėlės labai stipriai sumažėja, teisybės irgi galbūt čia yra, kiti teigia, kad vėgėlė praeina vidurių Nemuno ir tiesiog nesimaitina arčiau krantų, mes jos negalime pasiekti meškerėmis. Visokių tų mitų istorijų yra ir dažniausiai, kai žvejys nesužvejoja nieko, tai tos mitus ir pirmiausia atsimena ir jais patiki. Kągi, žvejiška istorija šį kartą ne pati laimingiausia, tačiau virkauti irgi nėra reikalo. Vėgėlių žūklės sezonas dar tęsiasi, baigsis jis tik gruodžio 15 dieną, tad bandyti laimę dar verta, nes sąlygos žūklei Nemune tikrai neblogos. Sužvejojame žuvį ar nesužvejojam, tačiau dar vėgėlių sezonas žūklės tęsiasi, dar iki gruodžio 15 dienos galima žvejoti vėgėlę ir galbūt ateis toks momentas, kai tiesiog didelė masė vėgėlių pakils aukštyn Nemunu ir galbūt tas kibimas bus gerokai geresnis, gal ne šiandien, rytoj, po kelių dienų, todėl žvejai atvažiavę čia tiesiog turėtų pasirūpinti masalų gausa įvairovę, nes neužtenka vien tik naktinio slieko, neužtenka mėšlinių sliekelių, kartais reikia ir gružlio, reikia ir žuvies gabaliuko, reikia galbūt varlytės. Visa tai tiesiog yra vėgėlių maistas ir galbūt vieną dieną jos rinksis gružlį, o kitą dieną kukštelį mėšlinių sliekelių. Žodžiu, reikia turėti įvairių masalų, nes tik tokiu atveju galima įsitikinti, ar žuvis tiesiog buvo visiškai pasyvi ir nekibo, ar tiesiog rinkosi kažkokį tai vieną ar kitą masalą. Kalbant apie žūklės sąlygas, tai radome čia tikrai neblogas. Vanduo, sakyčiau, gana aukštas, bet
tokio lygio, kokio reikėtų vėgėlių žūkliai, nei per aukštas, nei per žemas, viskas kaip ir gerai, nes dambuose yra pakankamai gilu tarp dambų ir žuvis čia turėtų būti, vėgėlė čia turėtų maitintis. Galbūt viena problemėlė yra ta, kad neša nemažai žolių ir žolės tiesiog užsikabina už valo ir tenka meškeres dažniau permesti, bet tai vėlgi tam tikras yra pliusas, kad patikriname savo masalus, patikriname meškeres, permetame arčiau, toliau, žodžiu, turime galimybę eksperimentuoti, nereikia snausti tiesiog šildantis prie laužo. Jei vis tik dar mėginsite surizikuoti ir praleisti keletą naktų prie Nemuno kranto, linkime ne žvyno. O jei ruošiate žvejoti Lietuvos-Rusijos pasienyje, dar kartą primename svarbią informaciją. Noriu žvejams priminti, kad yra pasikeitusi pasienio ruožo lankymo tvarka. Jeigu anksčiau galėjome atvažiuoti tą pačią dieną, nueiti į užkardą artimiausią ir gauti leidimą žvejoti pasienio zonoje, tai dabar viskas kiek kitaip. Dabar jau tokio leidimo negausime, jį reikia iš anksto užsisakyti ir netgi 10 dienų gali tekti laukti, kol jį mums suteiks. Todėl turėkite omenyje, kad leidimų reikia pasirūpinti iš anksto, nes atvažiavus į žvejybos vietą tiesiog galime neturėti galimybę žvejoti dėl to, kad mums neleis pasienis to daryti. Na kągi, neretai taip žūklėje atsitinka, kad tiesiog liekame be žuvies praleidę visą parą prie Nemuno krantų, tačiau nieko čia nepadarysi. Galbūt rytoj, galbūt kitą dieną kiti žvejai atvažiavę į šitą vietą prigaudyti žuvies, niekas to nežino, tiesiog reikia žvejoti, reikia bandyti ir tuomet galbūt kažkam pasiseks. O toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką įspūdingo, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkursą laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai, ko gero geriausi kabliukai pasaulyje Owner, padovanos vertingus prizus. Kol ruduo vis dar kovoja su žiema ir vienam šalies krašte vyrai ant pirmo ledo jau lydekas gaudo, o kitame vis dar sėkmingai spiningauja, mūsų konkurse taip pat neliūdna. Dėkojame už jūsų vaizdelius ir nuotraukas, o dabar dėmesio, šios savaitės laimėtojas. Juos skelbėme Edmundą Girdžių, kuris paskutinį lapkričio savaitgalį Nemune spiningų sužvejojo net 8 kg 720 gramų svėrusį starkį. Nors apie tai, kokiame upės ruože šis 92 cm monstras užkibo, žvejas neatskleidžia, tačiau laimikis tikrai ypatingas ir jis nusipelno mūsų laidos draugų, ko gero geriausių kabliukų pasaulyje, Owner įsteigto prizo. Dar kartą sveikiname Edmundą, o žiūrovams primename, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Na kągi, sveikiname trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Mes irgi vyniojame meškeres ir važiuosime namo. Ate? Alaskan. Žvejo apranga šaltam ir labai šaltam orui. Alaskan. Naujiena Lietuvoje.